Paspaudė šaltukas pridėjo darbo taksistams. Negalėdami užvesti automobilių, žmonės į pagalbą kviečiasi taksistus. Gausesnių klientų būrių besidžiaugiantys taksistai pusė lūpų prasitarė apie paslaugų kainų didinimą. Tai daryti svarstoma dėl padidėjusių degalų kainų. Daugiausia darbo taksistams anksti rytą. Jie ne tik skuba žmonės nuvežti į darbo vietą, bet ir padeda paleisti mašinų variklius. Per pastaruosius šalčius vidutiniškai iškvietimų jie sulaukia 15–20% daugiau negu įprastai. Gal biškai daugiau yra važiavimo, daugiau. Truputėlį, nedaug. Klaipėdoje šiuo metu išsikviesti taksi ne prabanga. Kai kurios bendrovės veža be įsėdimo mokesčio, kiti ima po litą 2. Kilometro kaina svyruoja nuo lito iki 1,5. Tačiau nežinia, kaip bus ateityje. Pašaukus degalų kainoms svarstoma galbūt branginti važiavimą taksi. Litas 50. O kūras dabar po naujų metų pabrango. Taip. Ar be apsimoka tą litą 50, man reikės daugiau? Gyvenimas parodys, kaip čia bus. Gyvenimas rodo, kad kainos kaip krito, taip gali ir pakilti aukštyn. Pavyzdžiui, prieš porą metų Klaipėdoje taksi paslaugos buvo vienos brangiausių šalyje. Tačiau vienai įmoniai drastiškai jas sumažinus, taip pat buvo priversti pasielgti ir konkurentai. Kainos krito beveik perpus. Palangos taksistai juokiasi iš mūsų. Arba kviečia į Palangą, kad parvažiuoti Klaipėdą už 40 litrų, 45, kur jie be 100 litrų nevažiuoja. Tai biškai neapsimoka, nes kūras dabar žiauriai brangus. Nu tai viskas neapsimoka. Daug kas. O ką darysi? Ar Klaipėdoje važiuoti taksi bus brangiau, nežinia. Tai nuspręs patys vežėjai. O jų Klaipėdoje daugėja. Klaipėdos miesto savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjos teigimu per pastarosius metus taksi automobilių Klaipėdoje gerokai padaugėjo. Tendencijos, jeigu palyginti šių metų sausio ir 2010 sausio 1 dienos duomenis, tai vežėjų skaičius, galima sakyti, išliko tas pats, kurie šiame versle dirba, bet transporto priemonių, kurias vežėjai turi ir kurias naudoja kaip taksi keleivių pervežimui, tai per metus padidėjo kažkur apie 50. Pabrangus degalams kai kurių miestų taksi bendrovės jau padidino paslaugų kainas, tačiau pasak taksistų tai klientų neturėtų išgąsdinti. Esą 4 asmenims važiuoti taksi kainuoja pigiau negu autobusu.